Lankydamasi pas mamas, aš labai dažnai susiduriu su tais pačiais klausimais, su tom pačiom abejonėm. Ir dažnai mamos klausia, kaip man atpažinti tos ženklus, kada jisai nori miego, kada jisai nori valgyti. Kaip žinoti, ar aš daviau pakankamai pieno, ar jo užtenka. Kaip suprasti, kada jam yra blogai, ar aš jam nepakenksiu, ar aš nepadarysiu kažko tai blogo. O gal aš esu tiesiog bloga mama, nes aš nesuprantu daugelio ženklų. Tai, mielos mamos, aš jums norėčiau pasakyti vieną dalyką. Viskas su jumis yra gerai. Iš kur jums žinoti, ypač pirmą kartą, kaip auginti tą vaiką? Jūsgi pagimdėt pirmą kartą. Iš kur jums žinoti? Ir kad jūs nežinot, kad turi daug klausimų, abejonių įvairiausių, tai yra visiškai natūralu. Tai natūralu, nes kaip tau reikia žinoti? Viskas ateina eigoj, viską išmoksit eigoj. Ir todėl norėčiau dar tiesiog tokį dalyką pasakyti, kad jūsgi specialiai tam kūdikėliui nedarot kažko tai blogo, kad jam pakenktumėt. Atvirkščiai, jūs darot viską, kad jam būtų kuo geriau. Argi ne taip? Toj kelionė jūsų su kūdikiu bus daug įvairiausių atradimų, klausimų ir daugiau klausimų. Bet žinokit, kad jūs kartu su kūdikiu jūs mokysitės vienas iš kito. Tiek kūdikis iš jūsų, tiek jūs iš kūdikio. Ir jeigu pajuntat, kad jums tikrai yra blogai ir tikrai kyla daug klausimų, ar švis jaučiatės labai nepasitikinti savim, kreipkitės į žmonės, kurie jums yra labai artimi, kad jūs galėtumėt išsikalbėti ir kad jūs tiesiog nuramintų. Nes dar kartą noriu pasakyti, su jumis yra viskas gerai, tiesiog reikia jums šiek tiek padrąsinimo. O kas liečia iš mano pusės, aš tiesiog sakau, su jumis viskas yra gerai.